Sveiki visi! Šiame video parodysiu KZ pagrindus ir kaip pereiti žemėlapį Variety Fix. Tai, ką parodysiu jums šitam video, tai yra iš mano asmeninės patirties ir tai man padėjo pagerinti mano personal best laiką ir pereiti žemėlapį. Tai prieš pradedant KZ runą aš noriu jums parodyti mechanikas, kurias aš naudosiu šitam video. Pagrindinė mechanika bus pre-strafe. Kad padaryti pre-strafe'ą, tu turi žiūrėti į savo geltoną speedą, kai aš judu, galite matyti. Tai, kad padaryti pre-strafe'ą, turi laikyti, pavyzdžiui, AA mygtuką ir sukti savo pelytį į kairę pusę ir taip susinkinti abu dalykus. Taip galite pamatyti. Ir tą patį galite daryti su dešinė pusė, kai spaudi W ir D ir sukiai dešinę pusę pelytį. Štai matot pavyzdį, kaip yra daromas pre-strafe'as. Sekanti mechanika vadinsis wall strafe, tai ją galima daryti iš abiejų pusių prie dešinės ir kairės sienos. Aš abudu variantus, kaip daryti šitą mechaniką parodysiu, bet pradėsiu nuo kairės pusės. Taigi, tavo krosjeras turi turėti gapą tarp sienos, tai turi būti jis nusuktas dešiniau, darant prie kairės sienos, kažkur tokių gapų, kaip darau aš. Tai, kai tu įgausi 2.50 speedą ar 2.49, nelabai turi įtakos, tai čia yra maksimalus speedas su W raide. Tu turėsi atleisti visiškai W raidę ir turėsi tiesiog laikyti A. Ir gali tiesiog paspausti crouch. Tai darant šitos veiksmus turėsi taipogi sukti savo švelniai pelytį į dešinę pusę. Kažkur neturi sukti daug, kaip čia, turi tiesiog minimaliai pasukti. Tai parodau dabar jums pavyzdžius. Tai dar parodau, kaip daryti iš dešinės pusės. Veikia viskas tas pats, tiesiog vietoj A raidės tu turėsi spausti D raidę. Paskutinė mechanika vadinasi strafe. Tai ją galima daryti bunny hopinant, multiple hopinant ir tiesiog long jumpinant. Tai pagrindė ši mechanika reikalauja tavo sinkinimo pelytės ir klaviatūros. Ji yra panaši kaip pre-strafe, tik tau reiks prijungti tiesiog sukinėjimą į kairę ir dešinę pusę ir iššokti ant kitos platformos pusės. Tai parodau dabar pavyzdžių, kaip aš darau strafe'us. Prieš einant į KZ runą aš noriu priminti, kad tiesiog parašant toggle JC komandą, tu gali įjungti statsus. Po kiekvieno long jump ar kažko, tau išmes lentutę su tavo duomenim, kaip tu padarai tą jumpą. Per šitą tutorialą aš pabandysiu neskubėti ir tiesiog detaliai paaiškinti, kaip pereiti žemėlapį. Tai ant pirmo jumpo nieko daugiau netestuoja, kaip tiesiog pre-strafe. Čia tiesiog ratuku uždirbti gali. Mėlynas blokas visą laiką per KZ indikuoja, kad tu turėsi ant jo buhopint ir tavo šuoliai nėra kažkaip limituojami, tu gali ant jo šoknėti bet kiek laiko. Tai ant šito jumpo tiesiog, kad tu šokti negali tiesiog šokt, tu turi paspausti ir CTRL arba kažkokį pritupimą, ant kurio turi bindą klavišą, tai paspaudi CTRL ir iš karto šoki ir užšoki ant šito bloko. Aš naudoju čia tokį routingą, galite pristabdyti video, jeigu ką. Kad užšokti ant lederio arba ant jo prikipti, tu turi paspausti kažkokį movement key. Tai mano atveju aš tą su W raidę, aš tai prikipsiu, žiūrėsiu į sieną ir paspausiu tiesiog A raidę, kad greičiau lipti. Tai ant vandens visą laiką šokant, tau reiks paspausti ir šokimo klavišą. Pas mane iš karto sakau, kad bindas yra tiesiog mausylas, tu visą laiką būsi aukštai ant vandens. Čia turi leistis iki 3 lygmens. Ir irgi ant pačio galo paspaudys klavylą, paspaudys CTRL klavišą, kad iššok tiesiog iš baseino. Ant oranžinių blokų visą laiką indikuoja, kad tu gali pašokti tik vieną kartą. Tu tiesiog iš pirmo karto turi ant kiekvieno bloko šokti. Taigi, ant šito šuolio, ant surfo, jums reiks tik A raidės, daugiau nieko. Tai jūs nuo viršaus iki apačios įsit ir tiesiog suksit savo pelytį į kairę pusę. Galite sustabdyti arba sulėtinti video, nežinau, ir pažiūrėti, kaip aš darau šitą jumpą. Čia nėra niekomis ypatingas.
Čia tiesiog reikia šokinėti, irgi neypatingi šuoliai. Tai aš matau, dažnai daro klaidą žmonės, kad iš karto be speedo ten šoka ant surfo, kai nemoka surfint. Tai jūs pasinaudokit tuo, kad turit mėlyną bloką. Ant jo jūs galite šokinėti bet kiek laiko. Tai aš siūlau jums tiesiog šokinėti ant šito bloko, sukti savo pėdytę va šitaip, gauti speedo ir visą laiką, kai esate ant surfo, jūs turit pradėti nuo viršaus. Jūs turit tiesiog nuo viršaus švelniai leistis į apačią ir galite tada į viršų pakilti ir vėl į dešinę pusę. Jūs galite sulėtinti video ir vėl ir tiesiog pažiūrėti, kaip aš perinu šitą jumpą. Tai aš jums rodau, kad daryti taip, tiesiog lengvai įgauni speedą nuo mėlyno bloko, vis tiek neįnam ant greičio ir taip perini. Čia tiesiog indikuoja šitie juodi blokai, kur reikia šokti ant nematomų jumpų. Tai ant šitų stėrsų galima iš karto nušokti 2 blokus, jeigu spaudės Ctrl ir Jump mygtuką. Galima pereiti taip arba tiesiog per buhopinti. Čia šitie blokai ir vėl indikuoja, kad gali ant jo bet kiek šokinėt. Kad pereiti šitą lederį, gali pakilti ant viršaus, paspausti Ctrl raidę ir tau dar yra vietos pakilti viršų ir tiesiog šoki. Kai aš naudoju lederį, aš parodysiu jums daryti priekiu kaip. Tai tiesiog kaip pakyli link šito sujungimo, tiesiog spaudi D raidę ir gali pereiti į šoną. Tai jums parodysiu, kaip pereiti. Va. Taigi, kai jūs pakylat ant šito lederio, tiesiog spauskit W raidę ir A. Viskas, daugiau nieko nereikia, tiesiog, kad W laikai, kad tave iššautų į orą lederis yra. Čia reikia ant viršaus šokinėt. Čia reikia jos apšokti šito jumpus. Irgi nėra sunku. Gerai, prieiname prie tos pačios dalies, kad yra mėlyni blokai, ant kurių galima pahopinti. Galite teikinti savo laiką, nėra sunku. Ant šito surfo irgi aš pradedu nuo viršaus, laikau D raidę, nes yra surfas ant dešinės pusės ir tiesiog perinu. Taigi, šitas blokas indikuoja, kad jūs ant jo galite šokinėti ir jūs iššaus tiesiog į orą aukštai. Irgi nėra sunku šuolis. Čia irgi indikuoja mėlynas blokas, kad ant jo galima pahopinti. Galime čia cheese ballsus. Galime nuo pirmo šuolio tiesiog su Ctrl raidė tiesiog užšokti ant jo. Irgi nėra sunkus. Čia šitos raidės indikuoja, kurie blokai nėra kiauri, nes šokant pavyzdžiui kairę, tu tiesiog prasisi. Tai šokame ant vidurio, kairės, vidurio, dešinės, vidurio, dešinės. Kad peršokti šitos ringus, tu tiesiog turi prieš šokant paspaust Ctrl raidę. Bet gaunant speedo, tu iššoki, laikai D raidę ir tiesiog laikant Ctrl, tu gali buhopinti per jos. Arba aš galiu parodyti, jeigu nemokat šitų būdų, tiesiog švelniai ant timingo paspaust Ctrl ir pašokti. Tai perinam ant surfo. Surfas ir vėl mes gauname dešinę ir kairę pusę, tai ant dešinės spaudžiam D, leidžiamės link apačios ir tą patį darome ant šito realiai. Manau, kad jeigu jūs sufeilinat, pavyzdžiui, čia nuo viršaus iki apačios čia nėra sunku ant šito bloko užšokti, bet pavyzdžiui, ant šito bloko jūs galite, manau, pabuhopinti ir vėl gal speedą ir vėl čia pabuhopinti. Irgi nėra sunku. Ant šito jumpo būtent jūs negalite daug kartų šokinėti. Jūs tiesiog bėgat, laikot savo kūną link kairės pusės, tiesiog link kairės sienos ir tiesiog va taip pat iššokat. Irgi aš čia naudoju streifus. Galite sulėtinti video ir pažiūrėti, kaip streifinu. Tai ant šitų šuolių jūs negalite tiesiog šokinėti. Viršai yra raudonas blokas. Tai čia prieš einant į priekį tiesiog Ctrl paspaudė, tai lengvai pereinė. Tai ant lederio ir vėl. Tau reikia tiesiog užšokti kažkur čia, link viršaus, galite sulanupinti į šitą tarpą ir tiesiog
laikyti ir vėl W raidę, kol jūs iššoksit. Ir tada tiesiog paspaust D. Atrodo va taip. Ir savo, aišku, pelę reikia pasukti į dešinę pusę. Tai prieiname prie vieno sunkiausiai iš pradžių šuolių, kur čia vat reiks būtinai turėti įgūdžių su streifais arba gerų pre-streifų. Pre-streifas yra būtinas, jeigu tu turi gerus streifus. Tai nebūtinai šokti gerai, bet jeigu tu nesi įstikinęs, kad tavo streifai yra geri, tau siūlau daryti pre-streifą nuo šitos platformos. Tai gali pasidaryti checkpointą. Checkpointus gali daryti su radio meniu, tai gali užsivaininti radio meniu per settingus, keyboard ir mouse ir eiti tiesiog į apačią. Kur čia galima surasti? Čia galima surasti radio meniu. Aš užsibainęs esu ant C raidės, tai paspaudžiu C ir tiesiog darau pre-streifą ir šoku ant oranžinio bloko. Čia nereikia daug streifų, čia reikia tiesiog kažkur 4 streifų ir tu tiesiog pereisi tą jumpą, jis tiesiog reikalauja streifų. Jeigu išmoksi daryti streifus, tu padarysi šitą jumpą lengvai. Šitas jumpas tau ir vėl tiesiog duoda pre-streifint, tau nereikia labai gerai ant jo užšokti, tiesiog reikia pastreifint, pre-streifint ir tiesiog peršokti. Čia irgi reikalauja pre-streifą, tai prieinam ir vėl prie ledrio. Tai jūs turi 2 optionus, kaip perėti šitą ledrį. Tai atsistojęs kažkur va čia ir savo pelytę padeda taip, kad jeigu jūs spaustumėt W ir D klavišus, jūs tiesiog iššoktumėt. Va taip, kaip darau aš. Tai galite tiesiog laikyti savo pelę va čia ir tiesiog laikyti W ir D ir savo pelytę, kai šoka, atsukti dešinę ir perinat. Arba galite daryti irgi galų tiesiog ir kažkur va čia va atėjus. Tu tiesiog laikai S ir D raidę ir irgi suki savo pelytę į dešinę pusę ir perini. Ant šito šuolio tau reikia laikytis dešinės pusės ir tiesiog peršokti taip. Galima daryti streifus irgi 2 į kairę ir dešinę. Ant lederio šito gali įsibėgėti taip ir tiesiog paspaudus W ir A raidę, tu gali pereiti jumpą. Tau nebūtina šiaip turėti speedą, bet jeigu tu nori greitai pereiti, gali daryti va taip. Tai ant šito jumpą tiesiog gali laikyti W raidę ir į kairę pusę sukti. Turi laikytis link kairės pusės, kad užšokti toli. Atrodo taip. Šitos rytės toje lėtina, tai turi irgi daryti pre-streifą. Ant šitą jumpą turėsi palenkt savo galvą, tai vidury oro tiesiog paspausti Ctrl raidę ir pereisi. Tai irgi darai pre-streifą ir Ctrl raidę tiesiog pridedi ir streifini. Tai ant meniu blokų ir vėl tau tiesiog reiks šoknėt ir per vidurį reiks paspausti Ctrl raidę irgi, kad neatsitrenktum galvos. Tai galima taipogi daryti per aplinkui, va šitaip, nėra skirtumai irgi. Čia tiesiog reikia ant galo užšokti, irgi nėra sunku. Ant šito lederio tiesiog irgi gali pasukti savo pelytę, va taip kaip aš, ir WD tiesiog laikyti. Ir tada pasukti pelytę į kairę, kai iššoka tavo žmogiukas ir užšokia. Tai ant šito jumpą irgi tau nieko daugiau nereikia, kaip tiesiog nulendyti ant šitos vietos surfo ir daryti tokį lanką, tiesiog va taip reikia daryti. Irgi nieko nėra sunkaus, tiesiog turi pripras, kad tau reikia tiesiog būti nuo viršaus, skristi į apačią, kad gautum speedą ir pakilti atgal į viršų. Tai čia irgi mėlynas blokas, nušoki čia, irgi nėra sunku, čia su Ctrl mygtukais ir šokimu aplinkui apšokim. Čia irgi gali daryti priekiu. Aš tiesiog prieinu prie viršaus, kažkur va šitoj vietoj tiesiog irgi laikau W ir tada D paspaudžiu. Galit palėtinti video, kad pažiūrėtų. Čia tiesiog reikia turėti tokį gapą ir apšokti
šitą sieną. Čia, ką aš sakiau slederiui prieš tai, gali daryti tą patį tiesiog. Tiesiog, kai esi prie viršaus, WD ir suki pėdytę. Čia reikia tiesiog pagauti kampą ir nusileisti, apšokti trikampius. Čia reikia šokinėti ant trikampių viršūnių, gali skipinti kaip aš padariau, arba šokinėti ant jų visų trijų. Oi. Tai čia tas pats, kas prieš tai, tiesiog apšokti reikia sieną. Taigi, prieiname prie dalies, kur jums gali praversti arba streifai, arba wall streifai. Tai ką aš ir sakiau, savo pelytę prie sienos laikai ir tiesiog, kai atleidi W, biški paskui pelytę ir pereini žemus. Irgi galite sulėtinti ir pažiūrėti. Tai prieėjome prie blokų, ant kurių irgi taipogi galima bohopinti, bet ant jų yra strėlytės, kurios jums duos boostą ir į kurią pusę žiūri, į tą pusę labiau skrisi. Tai, pavyzdžiui, čia rodo dešinę pusę, tai turi žiūrėti į dešinę, čia į kairę, čia į dešinę, čia į dešinę. Irgi nėra sunku. Čia kai pakilė ant viršų ant šito ledrio, tai turi laikyti W ir L raidę. Tai perini. Ant surfo naudoji tą patį, ką aš ir sakiau. Tiesiog nuo viršaus turi į apačią gauti speedą ir atgal į viršų pasukti. Čia tiesiog su scroll wheelu pakili į viršų ir CTRL laikai, kad į viršų užšoktum. Čia tiesiog galima laikyti W ir A raidę ir tiesiog spaminti scroll wheelą. Čia nereikia greičio, kad pereit, bet galima daryti ir su streifais. Nėra skirtumų. Perini. Tai čia galima daryti bohopą. Toks yra langas. Tai galima daryti taip bohopą. Arba galima tiesiog laikantis kairės sienos tiesiog peršokti šitą šuolį. Tai gauname mažą ledrį, kad jį perėt galima va taip vat position per vidurį, žiūrėt į šitą kampą ir tiesiog asą laikyti. Va taip vat užšokį ant šito bloko. Turime tokią labai stačią rampą, tai reikia tiesiog laikyti W raidę, minimaliai pabėgti ir tada atleist W ir tiesiog šokant A laikyti. Ir tiesiog pasukti savo pėdytę minimaliai į kairę pusę. Čia reikia tiesiog nesitrenk savo galvos. Tai prieinam prie trikampių. Jų irgi galima bohopinti kiek nori. Tiesiog reikia ant vidurio nustendinti ir pereiti. Čia galima šokti nuo padaro checkpointą ir galite šokti nuo šitos rampos, kad gauti daugiau speedo ir kad jūs pradėtumėt nuo viršaus, o ne nuo apačios. Taigi, kaip esame čia, jums reikia tiesiog per vidurį lederio atsistot ir žiūrėti va taip, tiesiog į apačią ir į šoną. Tiesiog laikot AS, daugiau nieko ir ant pačio galo tiesiog reikia paspausti CTRL, daugiau nieko. Čia reikia užšokti ant raudono bloko, žiūrėti į viršų ir tiesiog, kai žiūri į viršų, WA laikai irgi. Laikai W iki tol, kol pajausit, kad jūs nušokot. Čia tiesiog reikia apšokti, irgi nėra sunku. Ant šito surfo taiko tą patį, ką sakiau. Tiesiog prieš šitą sekančią, nežinau, rampą, jūs turit padaryti tokį streifą. Tai savo pelytę staigiai pasukti į kairę pusę, paspausti A raidę ir toliau ir vėl D. Tai galite sulėtinant vaizdo įrašą ir vėl pažiūrėti, kaip aš darau. Čia reikia tiesiog arba taip nueiti iki viršaus ir irgi nuo viršaus iki apačios, arba galima gauti speedo va taip ir pereiti šitą rampą. Gerai, pereinam į kitą portalą. Tai šitam portalė yra gravitacija pakitus. Tai čia ir vėl streifas kaip ir pačioj pradžioj. Čia nėra sunku, nebūtina čia daryti greitai, galite tiesiog tik ir taip.
ir šokinėt po vieną. Tai čia taikysim tą patį, eini per vidurį tiesiog, kai jauti, kad iššoki, tu spaudi A raidę ir suki savo pelytę. Čia reikia biškį daugiau speedo ir tiesiog prie pat galo paspausti Ctrl ir pereisi. Čia galima taipogi daryti wall strafe, kaip aš ir sakiau, arba daryti strafus, bet wall strafas yra žymiai lengviau padaryti šitą šuolį. Čia taikom tą patį dalyką, laikysim W raidę, tada pašoksim, atleisim W, laikysim A ir Ctrl ant pačią galą. Užšokus ant pačio viršaus, tiesiog reiks prie pat galą paspausti Ctrl raidę ir šoksim. Čia taikom tą patį, nuo viršaus į apačią ir vėl į viršų. Čia tiesiog duos tau didesnį pašokimą ir pereisi. Tai čia irgi tiesiog testuoja tavo strafingą. Čia turi laikytis dešinės pusės ir peršokti sieną. Čia galima ir vėl daug hopint, gali pereiti va taip. Einant prie kito portalo turim tiesiog ledą, ant jo gali irgi pahopint, įgauni speedo ir tiesiog darai strafus. Čia irgi nėra sunku pereiti. Čia irgi prie strafą ir peršokį. Čia reikia tiesiog, kaip pašokį, kažkur tokiam aukštį paspausti Ctrl. Čia galima ant šitų stiersų hopint ir pereit, arba tiesiog daryti long jump. Tai ant šitą jumpą galima naudoti galinę mechaniką tiesiog lederio. Tai kai esi ant lederio, tu įsirenki tiesiog patogų aukštį, su kurio žinai, kad pereisi jumpą. Kažkur per vidurį esi ir tiesiog spaudi S ir D raidę ir suki savo pelytę į dešinę pusę. Tai pereini šitą jumpą. Galiu pakartoti keletą kartų. Tiesiog turi pajaust, kada iššoki iš lederio visą laiką. Turi tiesiog, nežinau, turi pajaust šitą dalyką. Tai čia irgi tiesiog hopai aplinkui sienas. Čia irgi tau reiks šokant greitai pažiūrėti į dešinę pusę ir va taip tiesiog smūkit pedę į priekį ir atgal ir pereisi jumpą. Taip, ant šitą jumpą tiesiog gali šonų lederių pakilt, ant viršaus nustendint ir gali tiesiog iš karto nuo viršaus šokti ant surfą ir pereit. Aišku, galima ir šokti ant šitos platformos, bet aš manau, nuo čia gausi mažiau speedą, sunkiau padaryti, bet irgi yra įmanoma tiesiog nuo viršaus iki apačios ir gal viršų ir peršokį. Taigi, čia aš naudojant Ctrl tiesiog tokį padarau strafą į kairę ir į dešinę. Įsilainupinau taip, kad turėčiau tokį kampą, kad mano galvos nehitintų šitas blokas. Ir aš čia pirmą paspausiu Ctrl ir tada šoksiu. Taip viskas atrodo sujungiant. Gaunu tokį kampą ir galiu pereiti, netrinkiant savo galvos į viršų. Taip, čia irgi surfas, čia turiu šokti. Tu turi pagauti tiesiog kampą. Aš čia gaudau taip, kad taip į kairę biškį pažiūriu ir gaunu speedo nuo viršaus ir tada galiu irgi pakilti minimaliai į viršų ir perėti šitą jumpą. Čia tiesiog eini į priekį su pelyte, bandai šokti link šitos pusės, kad galėtum pahopinti ir čia nusėlinti. Čia tas pats veikia, kas trečiam šuolį pradžioj, tiesiog paspausti pirmą Ctrl, tada jumpą ir šokį. Čia galima bahopinti, irgi perini, čia negalima bahopinti, čia turi daryti pre-strafą ir šokti. Ant šitų strelyčių tu gauni boostą ir prieš hitinant savo galvą ant viršaus, tu tiesiog turi sukti savo pelytę. Tai aš čia ant pačią galvą strelyčių pašoku dar. Ir tada suku savo pelytę į kairę ir galiu užšokti ant viršaus.
čia irgi galima daryti pre-strafą ir šokt. Čia reiks tiesiog šokinėt, hopint ir prieš šokant į langą turi paspausti Ctrl raidę. Ant šito vandens tau reiks mouse wheel'o painto ant jumpo, tai čia gali pasidaryti checkpointą, įsibėgėt, šokt ir tiesiog streifint ant vandens, spaminant scroll wheel'ą. Tiesiog spamini scroll wheel'ą ir streifini. Daugiau tau nieko nereikia, kad perėjai šitą jumpą, gausi pakankamai speedą užšokt ant kito. Tai čia tiesiog aplinkui langus šokinėt, irgi nėra sunku. Gerai. Čia tiesiog ant kampo užšokė ir čia reiks streifint tiesiog. Čia negali labai daug eit, bet aš bandau spaust maksimumą ir šokt. Čia negalėsi buhopint, čia neleidžia nei čia šokinėt daug, tiesiog va taip pat nueini nuo krašto, čia bandai pataikyti ant šito krašto ir tada padžempini ir streifini ir pereini. Taip, čia reiks labiau įsibėgėt. Reikia laikyti W, atleist W, tada laikyti A, sukt savo pelytę į kairę pusę ir pakraučint. Irgi čia galima buhopint, o čia reiks tau wall strafe, apie kurį kalbėjau. Aš dar įsibėgėju darant tokį movą. Tiesiog žiūriu įstrižai, laikau A ir W mygtukus ir tada laikau A ore. Aš manau, tiesiai gal irgi įmanoma, bet yra sunkiau tai padaryti, dėl to aš įsibėgėju, bet jo, irgi įmanoma. Tai čia galima daryti irgi galu arba priekiu, kaip aš rodžiau, arba galima daryti galu. Taigi, čia pre-strafe. Čia reiks tiesiog, aš šoku nuo šito kampo, net nereikia tai yra šokti, tiesiog turi irgi čia pagaus kampą kaip prie lederio prikipti. Čia daugiau nieko nereikia per W yra. Tai nuo čia galime tiesiog padaryti buhopą ir šokt, nebūtina tiesiog eit. Čia prieėjus prie viršaus, gali padaryti checkpointą, kad nenukrist, tiesiog paspaus scroll wheel'ą ir nušokim. Tai čia tiesiog reikia irgi daryti kaip pradžioj manevrus, kad tiesiog neatsirengti iš šitos trikampus. Čia darai irgi pre-strafą ir šoki ant mėlyno bloko, ant kurio ant šito žalio negali pahopėt, bet ant šito mėlyno jau gali. Čia irgi darai pre-strafe, bet tau prieš šokant reikia paspausti Ctrl, kaip rodžiau. Tai ant šito reiks tau nušokti nuo šitos platformos. Čia aš iš karto spaudžiu A raidę, pakylu prie viršaus, tada minimaliai taip žiūrėdamas pradedu judėt, biškį žemiau nusileidžiu ir tada šoksiu ant šitos dešinės platformos. Prieš patį galą aš paspausiu dar greitai D ir A mygtuką ir pradėsiu streifint. Tai ant šito jumpo tau reiks visą laiką, nežinau, aš čia galiu parodyti line-upą, įsilygini va taip prie sienos, tada žiūriu va čia ir kad pereiti šitą jumpą, tau reiks atsitrenkt būtent į rampą. Bet atsitrenkiant į rampą, tu turi pajaus, kad tu ją atsitrenki ir iš karto šoki. Tuo pačiu metu, kai tu ją atsitrenki, tu turi šokti iš karto. Ir tiesiog tau reikia laikyti W ir ant pačio galo tiesiog A ir sukti pedą į kairę pusę. Atrodo štai taip. Čia galiu parodyti, nežinau, ir kaip line-upą, tiesiog atsistoji kažkur vat į trečią šitą tarpą, nežinau, įsiline-upinį. Paskui žiūri kažkur, vat, nežinau, vat
va čia ir tiesiog laikai W ir D klavišą, aišku, gali dar checkpointą pasidaryti ir pereini. Galbūt biškai žemiau padėti. Čia reiks tą patį naudot, ką ir sakiau, gali pasimti geresnį kampą, kad šokt nuo viršaus iki apačios. Čia reikia tiesiog labiau apšokt sieną, nei bandyti šokt ant lederio. Tiesiog bandykit apšokt šitą sieną. Čia irgi nėra lengva šitas jumpas, yra sunku jį padaryti, bet padarant su praktika, tu jį pradėsi daryti default. Čia reikia tiesiog į kurią pusę strėlė, tiesiog žiūrėti jam ir padaryti tokį bahopą. Tu negali ant jo daug šaknėti, tiesiog turi ant pirmą bahopą pereiti. Čia galima daryti, jeigu tu jauties geraisiais streifais, daryti tiesiog long jumpą, irgi įmanoma jį padaryti, bet lengvas būdas yra tiesiog čia kažkur laikyti pelę, prieiti prie viršaus ir tada laikyti W ir kai tu iššoki, tiesiog paspaus D raidę ir streifint gali. Tai pereini. Čia galima daryti multi-bahopą, tai pašokti vieną kartą ir antrą kartą ant trikampio ir gali nustreifinti į kitą pusę. Tai einant prie šitą jumpą, tu gali daryti arba čia long jumpą, kas yra minimaliai sunku čia padaryti tą long jumpą, bet tai yra lengvesnis būdas, kaip padaryti šitą jumpą. Tai prikimbi prie lederio, minimaliai į viršų paeini ir tu gauni tokį tarpą tarp, nežinau, tarp grindų ir tiesiog darydamas neblogus streifus, tai tiesiog gali pereiti. Einant prie šitą jumpą, tiesiog irgi yra 3 streifai. Ant šitą jumpą tiesiog reiks palaikyti arba priekio gali daryti, arba galu. Tai čia reiks tiesiog laikyti S ir D raides ir gali pereiti. Arba gali daryti taip pat priekiu. Atrandi kampą tiesiog ir iššoki su W ir D mygtukais. Čia tiesiog K raidę gali laikyti ir centralą ant galo. Štai taip kažkas tokio atrodo. Ant šito jumpą, kadangi tu trenksies į lubas galvą, tai tau reiks pajumpint ir pajumpinus laikyti centralą raidę ir bahopą daryti. Tai darant šitos dalykus, tu gauni forward momentumą. Tiesiog tu paspaudus centralą, tu labiau eini į priekį ir darant bahopą, tu gali perėti šitą jumpą žymiai lengviau. Tai va. Čia darai tą patį kaip visą laiką. Čia tiesiog eini į priekį su W ir irgi ant pačio galo tiesiog D raidę, kai šoki ir gali streifinti savęs. Čia reikia tą patį daryti, ką ir ant paprasto surfo. Ant šitą jumpą galima daryti bahopą, kas yra lengviausia, ant antros strėlytės taikyti ir nustreifint. Čia irgi wall streifą reiks. Tai taip galima pereiti. Ant šitą jumpą tiesiog tu gali spaminti savo scroll wheelą ir ant pačio galo užtaikyti taip, kad tiesiog turėtum vietos, kad galėtum iššokti. Irgi čia nėra sunku, tiesiog bahopinį realiai. Tai čia irgi kaip visą laiką yra pre-streifas. Šitas jumpas tik yra truputėlį sunkesnis nei kiti. Čia turi iš pirmą kartą padaryti jumpus, nes yra oranžinis blokas. Aš darau su centrala ir tiesiog bahopinant jau. Čia reiks laikyti tiesiog space'ą. Ir kas yra, kad kodėl space'ą laikau, tai nes darant su scroll wheel'u, tu judi taip iš šonus ir tu gali numesti į kitą pusę, tai kai tu laikai space'ą, tu esi stabilus. Ir tiesiog gali taip pat pereiti. Taip, čia yra tiesiog pre-streifas irgi, tik kad čia duoda speedo. Taip, čia tiesiog aš darau bahopą ir į kairę
kairę pusę vedu pelytę. Čia galima daryti irgi priekiu arba galu. Kai darau ant video, man su priekiu nesiseka kažkaip. Ir tas pats vyksta su galu. Čia galima įsibėgėti maram pašokti, čia irgi tiesiog reiks buhopint, daugiau nieko. Tai čia reiks tiesiog laikytis viršaus ir tarp tarpų tiesiog patapint tą raidę ir vėl laikytis D. Tai čia kažkas atrodo va taip. Čia yra du būdai, arba jeigu tu jauties gerai, tiesiog čia turi nušokt, tada pašokt ir daryti streifus. Bet yra žymiai lengvesnis būdas, tai daryti per čia. Tiesiog pralindus su Ctrl gali vat čia nušokinėt. Čia tiesiog basic jumpas yra. Čia reikia pašokti ir ore paspausti Ctrl mygtuką. Čia reiks daryti tą patį, tiesiog laikai W, tas paskui atleidi W, kai pašoki D ir dešinę pusės kaip pelytę, čia long jumpas. Čia reikia pirmą ir vėl Ctrl paspausti ir tada jumpint. Taip, čia reikia suktis labiau į įstrižą pusę, nežinau, bent jau aš kaip darau. Biškį paeit ir pirmą turi pašokt ir tada ant galo Ctrl. Čia taikom tą patį dalyką. Čia darai buhopą, Ctrl ir kad forward momentumą gautum, taip pat pereini. Taip, ant šito jumpo irgi tiesiog wall strafas. Nieko labiau nereikia daryti. Čia reikia taikyt kampą ir tiesiog irgi išskylė tiesiai į nart. Pats. Čia tiesiog vienu metu pirmą paspaudžiu Ctrl ir instantly jumpinu. Ant surfo irgi laikai D raidę, kai jau reikia šokt, tiesiog atspaudi D, laikai A ir pelytę tiesiog į kairę pusę suki. Čia aš darau pre-strafą ir šoku ant viršaus. Čia, kai nušoku nuo bloko, tiesiog padarau du strafus ir pereinu ant viršaus. Čia tiesiog reikia šoknėti dešinę pusę. Taip, pereinat prie šito jumpą. Čia galima ir vėl checkpointą pasidaryti. Ir čia reikia iššokus tiesiog padaryti du ar daugiau strafų ir į dešinę tiesiog pusę eiti su D. Čia prie pat galo tiesiog visą laiką pasidarau po checkpointą ir taip perinu šitos jumpus. Taip, nuo būtent šito jumpo jums reiks įsibėgėt ir daryti tokį tiesiog irgi pre-strafą. Kažkas tokio atrodo, tiesiog turi pagauti ledrį, nes tiesiog kazau update'as ir negali tiesiog nuo krašto jau nušokt, reikia biškį sunkiau daryti šitą jumpą. Irgi jis nėra consistent, tai negaliu parodyti gerą būdą. Taip, čia vat tiesiog atsistoji prie pačios, paspaudi, nežinau, Ctrl ir S raidę tiesiog patapini vieną kartą. Tu gauni space'ą nuo ledrio ir šoki ant viršaus. Tai va taip. Čia gali daryti pre-strafą arba buhopą tiesiog ir gali vienai kažkur sekundį tiesiog ant jo paeit ir turi greitai tiesiog užšokti ant viršaus su Ctrl ir jumpu. Čia aš tiesiog įsibėgėju nuo čia ir palaikau W raidę ir spaudžiu instantly D tiesiog ir tada A laikau. Man atrodo taip, kad labai lengvas tiesiog būdas greitai užšokti ant viršaus. Čia aš visą laiką prieinu prie viršaus, gaunu tokį kampą ir tada pradedu va taip pat ją pačiait ir tai parodysiu, ką aš darau, kad perėti. Tiesiog pajudinu minimaliai pelę į dešinę pusę, patapinu D raidę ir greitai ją ir į kairę. Čia aš padarau buhopą. Tiesiog
šoko ant rampos ir aš taip gaunu iššokimą tiesiog didelį. Čia ir vėl long jumpas toks. Čia turi laikytis link kairės sienos, bet aš tokį padarau prie streifą, kad tiesiog daugiau speedo gautų. Čia irgi reiks daryti wall streifą, tik aš dar įsibėgėju, darydamas A ir W, va taip. Gaunu daugiau speedo tiesiog ir lengviau perėti tokį jumpą. Taip, čia reiks atsistoti kampą, va taip ir vėl įsilainapint ir reiks tiesiog AS laikyt, kad tave iššokdintų tiesiog, kad tu iššoktum ilgai. Ir tada darai wall streifą greitai su tiesiog laikai D raidę. Kažkas tokio. Ir tada šoki buhopinį šito bloko. Tai tu irgi gali ilgą laiką ant jo įsilaikyti. Žiūrint, koks sensas. Man su 1.4 visai sunku yra daryti šitą jumpą. Bet tiesiog čia reikia sukinėtis ir jeigu turi high sensą, tu labai lengvai jį padarysi. Čia viską, ko tau reikia, tiesiog įsibėgėt ir A raidę laikyt. Prie viršaus visą laiką būnant prie sienos prispaudęs. Ir ant pačio galo tiesiog patapini Ctrl. Ant šitą jumpą, tai irgi, tiesiog aš, kai pajaučiu, kad esu prie pačio, kad ta prasme atsitrinkiu į rampą, aš pakylu labai aukštai ir paspaudžiu Ctrl. Tu tiesiog turi taikytis į šitos rampos kampą, kad tu nesirengtum pilnai ir tu įgautum tiesiog daug iššokimo ir kad turėtum speedą dar užšokti ant šitos platformos. Čia tiesiog laikaisi viršaus ir laikai A raidę. Čia pakyli ant viršaus, paspaudi Ctrl, dar pakyli, žiūri tiesiai ir, pavyzdžiui, aš darau kairę pusę, aš tiesiog iš karto paspaudžiu scroll wheelą ir instantly į kairę sukos iš karto. Čia aš pakylu į viršų, reiktų iš karto tarpą padariau netyčia. Čia pakylu į viršų ir tada gali paspaminti scroll wheelą ir perėti šitą jumpą. Tai čia reikia laikytis dešinės sienos ir čia tiesiog yra realiai counter strafingas, strafingas tiesiog. Taip, ant šitų blokų tiesiog gali pašoknėt vieną kartą. Rodau jums defaultinį būdą. Tiesiog per visus blokus kaip šokinėt. Ant low senso yra visai sunku daryti šito šuolis, nes reikalauja daug šokinėt. Bet kai yra šitas didelis blokas, jums reikės prieš jį paspausti Ctrl klavišą ir irgi jumpint. Kai visą laiką čia aš naudau tiesiog jumpą ir ant būtent šito šuolio aš paspaudžiau Ctrl ir jumpą ir perėjau šitą. Tai čia reiks kažkur per vidurį būt, tipo prie išmetimo realiai beveik lederio. Va taip atsistoji, pasidarai checkpointą, laikai AS ir tada darai tiesiog wall streifą, tiesiog laikai D raidę realiai. Bet tu negali tipo laikyti savo crosshairą kažkur čia, nes tada tu negausi speedą, turi tiesiog kažkur va čia laikyti pedę. Taip, esam prieš paskutiniam jumpą realiai, galim sakyt, tai čia tiesiog irgi iššokit su W, aš laikau Ctrl tiesiog ir spaminu savo scroll wheelą ir tiesiog darau streifus. Čia irgi galima daryti galu, pasibaigė valandą laiką ir mane išmetė iš mapą, tai čia lieka paskutiniai variantai. Tai arba tu eini va taip tiesiog, čia buhopini ir perini mapą, arba tu gali daryti long jumpą, bet kaip nujuokam tiesiog padarykit šitą variantą ir džiaugkite savo perėjimų variety fix. Tai toks čia buvo tutorialas, galite rašyti savo komentarus below, visus perskaitysiu, pažiūrėsiu, ką galėjau padaryti geriau ir iki sekančio.